Tai sveiki, šiandien teisinių aktualijų pokalbyje dalyvauju ne viena aš, o dalyvauju su advokate Evelina ir mes pakalbėsim labai aktualią temą, mūsų atveju aktuali, nes mūsų aplinkoje tie klausimai tampa labai aktualūs, tai apie vaiko priežiūros atostogas ir su kokiais iššūkiais darbuotojai susiduria, kai jau reikia sugrįžti į darbą. Labas, Greta. Labas. Tai aš tai tave puikiai pažįstu, bet gali galbūt prisistatyti taip pat ir pasakyti, kodėl mes šiandien dabar susitikom būtent tą temą pakalbėti, o ne apie kažkokią kitą aktualiją. Gerai, tai Greta mane pažįsto, aš esu Evelina, advokatė, Evelina Trukšinienė, advokatė, darbo teisės advokatė iš tikrųjų. Ir kodėl mes su Greta susitikom? Dėl to, kad pas mus temos yra labai susijusios. Jos tiesiog persipina, taip, nes Greta kalba apie motinystės išmokas, o aš daug labai kalbu ir vedu seminarus ir edukuoju apie moteris, vyrus, kurie naudojasi vaiko priežiūros atostogomis, kurie augina vaikus iki 3 metų, kokios jų teisės yra darbe ir kokios jų garantijos yra darbe. Ir šitoj vietoj mes su Greta turim labai gerą sinergiją. Tikrai turim. Tikrai. Tai iš tikrųjų, aš labai tikiuosi, mes taip nuoširdžiai pasikalbėsim, iš tikrųjų nieko nesiruošiam, tiesiog prisėdom, pasilabinom ir tiesiog pulsim į darbus. Tai aš nežinau, gal tiesiog ir pradedam kalbėti apie dabar esminius dalykus. Aš kadangi esu labiau išmokų specialistė, tai ir noriu pradėti nuo to, kad išmokų apskritai tvarka, vaiko priežiūros atostogų tvarka pasikeitė nuo 23 metų sausio 1 jau kardinaliai pasikeitė, ne šiaip kokie mini pokyčiai ir atsirado daugeliu labai nemėgiama savoka neperleidžiami mėnesiai. Ir dabar, kaip tik jau esam 2004 metų gegužį, jau artėjam prie to, kad daug tėvų pradeda svarstyti, kaip panaudoti, nenaudoti, kaip apsikeisti. Kokia tavo nuomonė apie neperleidžiamus mėnesius? Kalbant apie išmokas, tai man atrodo, čia nieko blogo nėra. Ta prasme, man atrodo, gal šeimai netgi ir geriau, nes gaunasi, kad tada gauni 4 mėnesiai, kai gauni ten didesnę tą išmoką, ar ne taip yra? Tu gerai mastai, bet kiti masto taip, kad tada, jeigu tėtis nenori eiti, arba tėčio atlyginimas didesnis negu numatytos lubos, tai šeimai kaip ir tada gaunasi finansiškai blogiau. Tai kiekvieną kartą reikia skaičiuoti. Jo. Bet jeigu kalbant iš darbo teisės pusės, tai aš taip įsivaizduoju, kad normaliai pasinaudotais neperleidžiamais mėnesiais, tai gaunasi taip, kad vienas tada tėvas naudojasi pačioj pradžioj, išnaudoja ten tas 16 ar ten 22 mėnesius tų atostogų. Kiek ten 18? Ten gaunasi arba iki vaiko 18 mėnesių sukanka, arba 24. Tai reiškia 16 mėnesių arba 22 mėnesių išnaudoja savo tų atostogų ir tada jau likusius mėnesius perima kitas tėvas, ne ten mama. Tai toks naudojimas, man atrodo, gal kažkiek racionalus, bet visoks kitoks, kai tarkim vienam iš tėvų reikia grįžti į darbą ten po tarkim pusės metų ar po metų ar po ten 9 mėnesių, tiem 2 mėnesiam, tai nei darbdaviui patogu, taip, nei darbuotojui. Nebent tiesiog keistusi, kad ten iki vaiko 1 gimtadienio, tarkim, mama ir tada nuo 1 gimtadienio tą likusi jau tą laiką tėtis, kad būtų daugiau negu tie 2 mėnesiai. Taip, bet jeigu tik apie tos 2 mėnesius, kad reikia juos išnaudoti, kad neprarasti pinigų ar dėl kažkokių kitų priežasčių, tai gaunasi, kad įsivaizduokit, dabar darbdavys yra priėmęs, tarkim, kažkokį kitą darbuotoją į tavo į tą vietą, jis laikinai dirba ir dabar aš sakau, viskas, aš jau dabar grįžtu tiem 2 mėnesiam, nes mano vyras naudosis neperleidžiamais mėnesiais. Tai kur dėti tą priimtą darbuotoją, tai jie yra atleisti, ar laikinai čia šitą kažkur priiminėti. Ta prasme, čia visiškai neracionalu yra žiūrint iš darbdavio pusės ir iš to paties darbuotojam grįžti į rinką ten po kažkiek laiko reikia, po to vėl atgal grįžti į priežiūrą vaiko. Nežinau, neatrodo, kad labai gerai apgalvotas iš tikrųjų. Aš tai žinok dabar kaip tik ir laukiu, nes dabar, kadangi jau tėvai pradės daugiau naudotis tais neperleidžiamais mėnesiais ir daugiau tokių tavo minimų situacijų atsiras, tai aš tiesiog laukiu, kada, žinai, per žinias, per žiniasklaidą eis, darbdaviai nepatenkinti, darbuotojai sako, nežino ką daryti, nes man atrodo kažkodėl, ir tai yra labai liūdna, kai atsiranda toksai garsus kalbėjimas, tada kažkaip jau Seimas gal susėda pagalvot, gal čia kažką reikia pakeisti, nes iš esmės tą visą išmokų tvarką adaptavo pagal tai, ką Europos komitetas ar nebuvo numatęs, ką kiekviena ES valstybė narė turi savo nacionaliniuose teisės aktuose įgyvendinti, bet kad nesusiderina logiškai su darbo teisė, ar ne, o tai yra tiesiog kaip ir vienas toksai... Taip, josgi... Taip, neatsiejama. Taip, sistemingai kažkaip tai veikti.
Tai va, tai aš nežinau, tarkim, jau šiaip yra problema grįžti po vaiko priežiūros atostogų ten ar moterimi, ar vyrami darbą. Tikrai vieną dalyką reglamentuoja ir deklaruoja įstatymas, o faktiškai įgyvendinti tai, kas yra deklaruojama, yra kartais labai sudėtinga. Ir dabar dar prisiduria šitie 2 mėnesiai. Nežinau, tikrai, aš kiek be galvoju, kiek be mastau, kiek va, taip konsultuoju klientus, tikrai sudėtinga yra iš tikrųjų. Ir darbdavius aš suprantu, kad jie nenorėtų priimti darbuotojo dar 2 mėnesiam laiko, tam tarp. Taip, ir tada gaunasi, kad gal darbdaviai ne visada nori irgi teisės aktais ar nevadovautis, prasideda tokios kaip ir, galbūt nelabai gražus veiksmai, kad negali grįžti, nes irgi turėjau momentą, kai klientai tiesiog darbdaviai sako, tu negali dabar 2 mėnesiam grįžti, mes neturim ką daryti. Ir atrodo, jisai neteisingai pasielgia, bet tu jį supranti, kodėl jisai taip elgėsi, o ką jam dabar daryti. Taip, tai aš įsivaizduokit, sakau, jisai priėmęs, pavyzdžiui, kitą darbuotoją į tavo vietą. Tai tam darbuotojui ką, jį dabar išmesti tą darbuotoją, kad priimti vėl tą, reiškia, tą pagrindinį darbuotoją ir po to po 2 mėnesių vėl naujo darbuotojo ieškoti. Kaip daryti, čia naisgi ir išlaidos papildomos ir darbuotojo paieškos ir vėlgi, ta prasme, čia... Bet tu dabar ir pati būdama darbuotoja, ar norėtum įsidarbinti 2 mėnesius? Taip. Turbūt eitumė į kitą vietą, kur žinotum, kad bent metam kokiem ar ne, tai terminuotą sutartį. Tai jisai terminuotai gal ten ir pusę metų padirba, bet toksai jo. Bet tu žinai, kad kai tik grįš tas darbuotojas pagrindinis, o tai gali būti, pavyzdžiui, po 5 mėnesių, nebūtinai po 1,5 metų, dėl to, kad jam reikia tos 2 mėnesius atidėti ir tada jisai turės jau ieškoti kito darbo. Visiškai nėra logiška. Bet žinai, kokią dar pastebėjau įdomią situaciją, kaip tu sakai, pačiam gale ima, tai taip, faktas, daugiau turbūt šeimų galvoja, kaip pačiam gale apsikeisti, bet nors visa idėja buvo, kad ta tokia kaip ir vaiko priežiūros našta pasiskirstys truputį mamai, truputį tėčiui, nes abiem privalomi tie 2 mėnesiai, tėvai vis dėlto nenori tų mėnesių naudoti ir tada būna, pavyzdžiui, pas mane konsultacijų, savo, ką mums daryti. Mama vis tiek nori tuo metu pasilikti ir nedirbti. Ir tada mes atsiduriam tokiam biurokratiniam mechanizme, kur problemą išspręsti mes galim, bet atrodo, ar tikrai pirmas dalykas, tai aš suprantu, kad tas pokytis turi dar šiek tiek įsivažiuoti ir per tą laiką šiek tiek ir tie neperleidžiami mėnesiai kažkaip kitaip bus ir žiūrimi, ir naudojami, bet esmė tokia, kad mes atsiduriam tame, kad tėtis, tarkim, vaiko priežiūros atostogose, mama irgi nenori eiti darbą, bet tik vienas iš tėvų gali būti. Tai realiai tokia gaunasi, kad jie turi mama arba imti nemokamas atostogas, arba kasmetinės atostogas, galbūt susimažint darbo krūvį ar ten darbą nuotolį, taip. Bet toks vis tiek jau galvoju, kaip čia apsukti. Pagrindė dabar visų klausimas šitas. Aš tai pasakysiu taip, čia teisėkūros visiems, žodžiu, kas ten dalyvauja Seime. Ta prasme, pirma reikia, kad kultūra gal pasikeistų, o tada jau kažkokius įstatymus pagal kultūrą derinti. O ne tai, kad mes per prievartą padarom tos 2 mėnesius, bet pas mus kultūroje nėra taip, kad tėvas augintų vaiką, kol kas dar. Bet atsiranda po truputėlį, kad dalinasi mamos ir tėčiai tą naštą vaiko auginimą. Tie, kurie augina, tai eina į podcastus, nes būna tiesiog wow. Taip, bet kai atsiras tas poreikis, tai tada ir nereikės tų neperleidžiamų mėnesių, jie natūraliai naudosis. Aš nematau, kam reikėjo tą prievartą kurti. Čia dėl ES aš suprantu, kad tiesiog reikėjo iki tam tikros ribos šiek tiek tą įsitraukimą padidinti. Bet esmė tame, kad mes jį galim padidinti taip, kaip mums tinka. Tai nebūtinai tiesiog paimam iš vieno įstatymo ir perkeliam į savo įstatymus. Vis tiek gali pagalvoti taip. Pavyzdžiui, man visai patinka Švedijoje tas atvejis, kad taip pas juos iš vis griežtai daugiau mėnesių mama su tėčiu pasiskirsto, bet ką jie turi laisvumą, pavyzdžiui, tam tikrus mėnesius išnaudoti iki vaikų, pavyzdžiui, nors 7-8 metai sukanka. Tai pavyzdžiui, jie galbūt per savaitę kokią vieną dieną išeiginę pasiema, arba ten pusdienį nusiema. Tiesiog jiems daugiau tokių laisvų dienų, kai jų žiauriai reikia su tais mažais vaikais, bet jie tada greičiau grįžta į darbą, tai vadinasi dirba, patys uždirba, tai finansinis jų kažkoksai sumažėjimas mažiau jaučiasi, mokesčius moka, bet turi dar jiem priklausančių tokių dienų, mes gal irgi turim tos mamadienius, o ne? Jo, tai panašiai kaip mamadieniai, tik tai, kad tu matai tą rezervą. Pavyzdžiui, galbūt tėtis dabar negali tų 2 mėnesių išnaudot, iki kol vaiko 18 mėnesių skaks, bet pavyzdžiui, galbūt jisai naudos ten kartą per mėnesį pasimdama savaitę, iki kol jam ten sukaks kokie 4 metai. Ta prasme, kad pas jos, reiškia, yra tu vaiko priežiūros atostogas gali išnaudoti iki vaikų ten su jais kažkiek metų, ne? Ta prasme, tu gali po 1 dieną, po to tos atostogas naudoti, kada tau patogu.
Toks lankstumas ir iš tikrųjų, nesu pasigilinus taip, kad dabar galėčiau ten sakyti, ar ten visi mėnesiai ar kiek, bet tam tikrą dalį galima ir iš tikrųjų tėvai labai džiaugiasi, nes jie tada turi lankstumą, jie tada gali grįžti darbą, kuo anksčiau jie nepraranda tų išmokų, nes, pavyzdžiui, gal nori jie grįžti darbą, kai vaikui 1,5 metų, tai jie ir grįžta iš esmės ar ne, bet jie tada žino, kad jiem apmokamos dienos vis dar yra, tai nereikia savo kasmetinių atostogų naudoti ir tada tiesiog susiderinti tą savo gyvenimą ir truputėlį galbūt pasimažinti darbą, kai reikia, bet netitrūkti taip, kad darbdaviai būtų galvos skausmas. Tai man toks atrodo visai logiškas, bet Švedija toks labai ekstremalus pavyzdys, ten labai lygios teisės, kas liečia priežiūrą. Tai mums labai toli ir klausimas, ar bus iš viso tai pasiekti. Tavo situacijų, pas tave daug klientų, kurie sako, dabar aš naudosiuos ten, tarkim, tais mėnesiais. Turbūt daugiau yra, kad tėtis turbūt nesinaudos, ką mums dabar daryti, ar vis tiek galim neprarasti, arba netinkamas toksai pasinaudojimas, tiesiog bando išskaidyti, galbūt irgi darbdaviui čia baisiausias dalykas turbūt, bet oficialiai ten kokią po savaitę išsimti ir mama tada turi irgi pildyti prašymus, kad jinai kaip ir neva grįžta į darbą, bet tada pildosi galbūt nemokamom atostogom, bet kad tiesiog ten tą savaitę per mėnesį finansiškai nesijaus, bet kad galėtų pasinaudoti ir tą laiką įvertinti. Šiaip iš tikrųjų vėlgi čia atsiduriam su tokiu visuomenės dar ir momentu, kad labai nuo mentaliteto priklauso ir pavyzdžiui tikrai dar vakar kaip tik kalbėjau su vienais klientais, labai matosi skirtumas, pavyzdžiui, kai asmenys uždirba didesnės negu vidutinės pajamas, vieniem tie neperleidžiami mėnesiai gali atrodyti kaip kažkoks finansinis nepatogumas, nes jų galbūt finansiniai įsipareigojimai yra labai dideli, tai ten sumažėjimas ar ne tų pajamų yra šeimai tiesiog nesvarstytinas, bet kitiem, kurie taip pat uždirba tas didesnės negu vidutinės pajamas, aš kalbu jau tokias ne 3,000, nes 2,000 eurų yra vidutinis atlyginimas, bet, sakykime, nuo kokių 6 kalbam, ar ne, ant popieriaus, tai kaip tik žiūri galimybę galbūt tam laiką nedirbti ir galbūt ar tai santaupas panaudoti, tiesiog mato tą tokį, žinai, kaip gražų mažą stebuklą toj tokioj visada tam užsuktam rate, kur sukiesi. Tai iš tikrųjų labai numatyt priklauso, kaip žmonės dar ir tuos finansus savo skirstos. Jeigu ten centas į centą viskas išskaičiuota ir nepaisant to, kad pajamos didelės, bet išlaidų labai daug, tai aš tikiu, kad tėvam tiesiog net nesvarstytinas turbūt variantas. Bet tai gaunasi, kad kai pas tave, tarkim, ateina, ne, tai jau jūs ten ir dėliojatės, ten žiūrit, tiesiog viskas yra skaičiukai, čia iš esmės. Skaičiukai, bet aš visada mėgstu sakyti, žinai, kad ne tik skaičiukus reikia žiūrėti, nes kiekvienos šeimos poreikiai ir situacija yra skirtinga. Tai pavyzdžiui, galbūt tėtis sako, aš noriu kuo greičiau pasimti, kai mums pasidaryti, tiesiog nori per eigą pereiti. Tai mes tą ir pasidarom, nors finansiškai galbūt naudingiau kitas variantas, žinai, bet pasižiūrim tos kelis variantus, bet jeigu jų poreikiai tokie, tai faktas, čia numeris 1, į ką reikėtų koncentruotis. Čia, žinai, kaip būna šeima žiūrisi, kaip finansiškai geriau rimti iki 24 ar iki 18. Tai labai geras dalykas, faktas, visi norim gauti turbūt didesnės tas išmokas, bet tikrai ne visais atvejais iki 18 yra geriausias, nes yra tam tikrų niuansų. Taip, galbūt dar kitą vaikutį planuos, tai gal drąsiau turėtų 24 mėnesius tik dėl statuso, kad būtų vaiko priežiūra, žinai, ilgiau. Tai tikrai tos vien tik skaičiukus, sakyčiau, juos gerai žinot, kad pasivertin, bet... Nes aš pas tave mačiau, kad ar kažkokiam arylės, ar kur, kad tu rodai tarsi, kad 18 mėnesių, jeigu yra stabilus atlyginimas. Jo, bendra taisyklė, jeigu taip žiūrim, tiesiog kaip finansiškai geriau, nes su prieš tai tvarka, tai finansiškai buvo geriau imti ilgesnį laikotarpį. Tai tiesiog jeigu paskaičiuojam kiekvieną mėnesį, tai mes tada prieinam išvadą, kad geriau šį kartą, kai pasikeitė tvarka, imti tą trumpesnį laikotarpį. Bet pavyzdžiui, įdomus ar ne dalykas, asmenys, kurie dirba su individualia veikla, tai jiems realiai tas vaiko priežiūros atostogų statusas laikomas tik tai tol, kol gauna išmoką, ar ne? Tai dabar jeigu jie pasirenka išmoką gauti iki 18 mėnesių, kas galėtų būti irgi geras variantas, tai jiem realiai tėtis, jeigu dar turi neperleidžiamus perimti, tai vadinasi, tarkim, mamai nutrūktų išmoka, kai vaikų 16 mėnesių, tai metai 4 mėnesiai. Ir viskas, jeigu tuo metu vėl netampa labai darbinga arba tokia našia, kaip buvo prieš tai, kas yra normalu, nes greičiausiai dar vis tiek tą tokį mažą vaiką reikia pažiūrėti ir sugalvoti, kurį padėti, tai viskas, kaip ir tiesiog, jau jei vaiko priežiūra nebesiskaito, išmokų nebegauna ir, pavyzdžiui, jeigu dabar gimtų brolis ar sesė ir vėl skaičiuotų naują išmokų laikotarpį ir nepatektų nei viena diena, kuomet buvo gaunama išmoko, tai dabar labai jau mažo amžiaus skirtumo reikia, kad patektų, žinai, tai ir plus ne visada suplanuosi, kad dabar noriu lygiai 2 metų, gali ir nusitęsti ir visa kita, tai kai mes negalim tam tikrų dalykų
dalykų nuspėti. Tai aš tokia irgi visada konsultacijos metu ir sakau, tai mes planuokime tai, bet įvertinam, kad gali viskas ir greičiau būti, ir vėliau būti. Tai tokį visada... O būna daug žmonių, kurie pat iškart planuoja ir antrą vaiką? Ai, būna. Jo, bet, žinai, irgi toks įdomus klausimas. Būna moteris dažniau paklausia, o kaip būtų su antru, ir būna dažnai vyro komentaras, tai dabar su šitu susižiūrim, matysim. Arba dabar po to gal šitus klausimus paklausim. Ne, bet čia iš tikrųjų, jeigu yra planas, tai reikia skaičiuoti iš karto. Bet taip matosi, vyrai jau išsigandė, dar negimė pirmas vaikas, bet jau jie taip įsivaizduoja, kaip... Atsakingi vyrai. Jo, atsakingi, gal dar pasižiūrim, po to jau ką dar susisieksim moteris, bet pasižiūrėkim tą variantą. Tai aš tai būna labai atsargiai sakau, o jeigu, tai būna kiti sako, ne, jau čia viskas, jau šito neplanavom, tai jau antro tikrai nebus, tai būna kaip taisyklė po to tokia šeima su 3 vaikais, drąsiai, ta prasme, tai jo, tai būna tokių. Nes, pavyzdžiui, pas mane asmeniškai, tai dėl grįžimo po tų neperleidžiamų mėnesių į darbą, aš žinok, nei vieno ginčo nesu turėjus, apskritai net nes dar šviežia, bet aš labai laukiu, kada tu turėsi, nes jau tuoj manau, kad ir turėsi, gal kitais metais. Niekas nesikreipė, bet šiaip dėl grįžimo, tai kiekvieną dieną sulaukiu klausimų, kiekvieną dieną sprendžiu tos klausimus, ta prasme, vienas... Bet čia aišku darbuotojai kreipiasi. Jo, dažniausiai būna kartais į darbdaviai, bet dažniausiai darbuotojai. Tai tokių, tai tikrai labai einamas klausimas, nes kas yra su darbdaviais, aš nežinau, bet jie tiesiog nenori priimti darbuotojų darbą. Tai dabar teoriškai pasibaigė vaiko priežiūros atostogos, viskas, darbdavys turi laukti, darbo stalas paruoštas, pagal įstatymą, tai tu papasako, kaip iš tikrųjų būna. Tai iš tikrųjų, pagal įstatymą yra taip, kad turėtų būti arba ta pati darbo vieta, jeigu jinai išnyko, lygiavertė darbo vieta. Bet realiai tai būna taip, kad iškart pasako, kad mes tau neturim vietos, iškart ir maždaug išeidinėk pati. Tai, čia tokia bet klasika. Patys atleisti nenori, laukia, kol pat su tokia spaudimu. Tu pati išeik. Tai čia toksai klasika būna. Tai šitas labai gal pakankamai lengvai sprendžiamas, nes tiesiog jeigu darbuotojas dažniausiai moteris sužino, kad jinai negali jos va taip atleisti, net jeigu nėra vietos, tai jinai sako, ne, aš neišeisiu, mokėkit kažkokią ištinę kompensaciją. Ir tada kiek susitarsim, tiek susitarsim. Bet būna tokiu atveju, kad gerai. Reiškia, tavo darbo vieta kaip ir yra, pavadinimas tas pats, pavyzdžiui, tenais, tarkim, marketingo vadovė, o realiai tu eisi spausdinti ten kokį nors popierius, kopijuot, žinai, nešiot lapelius ten po kabinetą arba ten, žinai, visiškai. Bet už tą patį atlyginimą. Ir atlyginimas, kaip žinai, atlyginimas, dėl atlyginimo dar pakalbėsim, nes yra niuansų, bet maždaug, kad funkcijos tavo bus realiai kitos. Ir supranti, gaunasi, kad tada tu turėsi grįžęs į tą darbą įrodinėti, kad mano funkcija realiai buvo kitokia. Kad aš nebuvau ta, kuri ten kopijas dariau lapų, žinai, ir ten nenešiau kažkokių lapelių po kabinetą. O kaip ar lengva taip įrodyti, nes ne visada darbo sutartyse būna labai aiškiai. Taip ir yra. Arba, pavyzdžiui, gali būti numatyta, žinai, krūva tų funkcijų, gali būti pareiginiai aprašymai kažkokie, bet tu, tarkim, dalies jų nevykdai, pavyzdžiui, vykdai tik tai, tarkim, ten vadovavimą kažkokį, nežinau, ten su klientais tik bendravai, projektus tik valdėjai, o tau ateini ir sako, dabar viskas, tu ten būsi, pavyzdžiui, paprasta pavaldinė. Nors pavadinimą mes tau nepakeisim. Supras, kad nes tavo pareiginėse yra ir šitos funkcijos. Tas toksai. Tai įrodinėti reikia jau iš anksto ruoštis tam. Reikia jau prieš išeinant į vaiko priežiūros, reikia susirinkti įrodymus, nežinau, kažkokius elektroninius laiškus, ar ten kažkokius dokumentus, gal kažką, nežinau, pasifilmuoti, kad realiai mano funkcija darbo. Dienotvarkės kokio kalendoriaus, ar ne? Jo. Viskas, kas įmanoma, kur būtų užfiksuota, ką aš dariau. O ir atrodo, išeini su gerais santykiais, nes būna tikrai kartais išeini su gerais santykiais ar neaugint vaikų ir po to tiesiog pamatai, kad nebuvo jie geri. Buvo geri, kol geri. Tai šitas labai dažnas yra. Tada, dažnas koks yra, kad gerai grįžk, bet tada jau kažkoks labai spaudimas didelis. Žinai, ten kiekvieną tavo tikrinsim, ten tu tą padarai negerai, ana negerai. Tas irgi labai dažnai būna, kur tada maždaug ta darbuotoja sako, ką žinau, man tada geriau gal vaiką dar toliau auginti arba ieškoti kito darbo. Ir aišku, kitas dalykas, kas labai dažnai būna, tai kai grįžta, tai dabar tau reikia dar bandomą, žinai, praeit. Tu dar turi dabar 3 mėnesius padirbėti, pažiūrėsim, ar tu jau dar mums čia tinki, nes tavo kvalifikacija, reiškia, sumažėja. Bet čia yra visiška nesąmonė, nes neturi būti jokių bandomųjų PVP. Čia, ta prasme, iš vis bandomasis vieną kartą, jį atidirbai tą bandomąjį laikotarpį ir viskas. Ir po to tau antrą kartą jokių bandomųjų laikotarpį. Ir net jeigu darbo užmokestis kyla visiems tuo metu, ta prasme, turi visiems pakelti tuo metu, kol tas nors ir nebuvo darbe, ar ne? Čia irgi tik teorija. Praktikoje niekas nekelia.
įgyvendinti sunkiausiai, bet irgi labai dažnai sulaukiu klausimo, aš grįžtu į darbą, žinau, kad mano vietoj, netgi tas, kuris laikinai buvo priimtas, gaudavo daugiau, kaip man dabar išsireikalauti, kad aš gaučiau tiek. Tai, ir tada reiškia, tau reikia pateikti darbdaviui įrodymus, kad realiai kažkas tavo vietoj gavo daugiau, arba tą pačią poziciją užimantis gauna daugiau. Tai kaip tu juos pateiksi tos įrodymus, jeigu tu jų neturi? Tu realiai pirmą iš darbdavio turi gauti tos įrodymus, pasiklausti, koks yra vidurkis toje pozicijoje ir tada tik tai sakyti, žiūrėkit, vidurkis toks, kodėl mano atlyginimas yra toks. Bet čia jau viskas, tu jau ginčia su darbdaviesi. Taip, taip. Ir darbdavys gali sakyti, ne, tai tavo kvalifikacija yra kita, jie tenais turi didesnę kvalifikaciją, daugiau patirties turi, dėl to mes jie mokam daugiau ir visa kita. Aišku, jeigu pas darbdavį būtų ta apmokėjimo sistema, tvarkoj pasitvirtinta, žinai, tai tada gal būtų paprasčiau, bet retas, kuris turi patvirtintą apmokėjimo sistemą. Tai čia vienas momentas. Čia yra numatyta kokiam pareigybėm? Kokiam pareigybėm, kokia kvalifikacija, kokia patirtis ir tu žinai, kokios tavo žirklės, kiek tu gali gauti pinigų. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas yra su priedais. Mesgi žinom, kad pas mus atlyginimai dauguma yra mokamas fiksas plus priedas. Tai kai tik grįžta iš, reiškia, tų atostogų, ten mamos ar tėčiai, tai priedų nebelieka. Vat mes tau fiksą mokėsim, o priedo nemokėsim. Čia nėra kaip ir nieko neteisėto, ar ne? Ir nėra nieko neteisėto, nes tie priedai realiai galėjo pasikeisti. Darbdavys turi teisę keisti tos priedus, jeigu jie darbo sutarty nenumatyta. Ir ką tu padarysi? Ta prasme, realiai, aišku, jeigu tu žinai, kad visi gauna, tu vienas negauni, tai tada jau diskriminacija. Bet jeigu, tarkim, pasikeitė priedo apmokėjimo sistema, nežinau, priedų mokėjimo. Pavyzdžiui, buvo geresni laikai įmonėje, dabar prastesni, ar nebegali mokėti tokių motyvacinių, tarkim. Jo, arba ten, pavyzdžiui, yra kitose įmonėse, kad turi būti atliktas vertinimas ir tik tada priedai. Vertinimai ten dažniausiai metų pradžioje, ne. Tu, tarkim, tuos praeitus metus nedirbai, nėra ką tave įvertinti, tu atitinkamai priedo ir negausi, net valstybinėse, biudžetinėse įstaigose taip yra. Tai va, tai. Tai liūdni dalykai. Jo, tai iš tikrųjų taip atrodo, kad viskas kaip ir labai gražiai deklaruojama, bet įgyvendinti yra sunku ten, O tai kaip dažniau su darbdaviais pavyksta susitarti toks ginčas? Ar užtenka raštu su pretenzija pasikreipti, susitikti, ar visgi jau reikia keliauti tiesiai į darbo ginčus? Šiaip paprastai, priklauso labai nuo darbdavio. Būna, kad tikrai pavyksta iškart susitarti arba pavyksta ten susitarti apsikeitus keliais raštais, bet aš dabar pastebiu tendenciją, pas mane bent jau tokia praktika, paskutinių gal 3 mėnesius, kad darbdaviai kapojasi, žinok, dėl bet kokių smulkmenų. Pavyzdžiui, aš turiu tokį ginčą dabar, kur mes ginčiamės dėl to, kad darbuotojai turėtų būti suteiktas nuotolinis darbas. Įsivaizduoju, dėl nuotolinio darbo kapojamės. Tiesiog, ar ne? Taip. Ir savo visas sąnaudas ir išlaidas dabar visam kapojimusi skiria tikslingai. Taip. Moteris nori grįžti į darbą, nori dirbti nuotoliu. Įstatymas kaip ir tokią teisę numato, bet yra tai išimtis, kad darbdavys gali, reiškia, nesutikti, jeigu įrodo, kad tai jam per brangiai kainuos dėl gamybinių kažkokių dalykų ar dėl organizacinių dalykų. Bet realiai jisai, sako, pas mus dabar tokia organizacija, mes niekam neleidžiam dirbti, nors ofisas ir tu galėtum dirbti nuotoliu, nes, pavyzdžiui, prieš atostogas tu puikiausiai dirbai nuotoliu. Ir neduoda. Ir ką daryti? Neduoda. Reiškia, tu turi eiti ir ginčytis, įrodyti, kad tau reikia, kad darbo ginčų komisija ar ten teismas įpareigotų darbdavį leisti dirbti nuotoliu. Bet tada gaunasi čia resursai, tavo laiko resursai, tavo pinigų resursai, tavo nervai ir visa kita. Ir tada kokie santykiai su darbdaviu? Taip, aš ką norėjau ir sakyti, jeigu šiaip turi kokią necivilinį ginčą, išsikapoji, bet gal su daugiau su to žmogumi ir nesusitinki, gaunis teismo sprendimą ir visa kito, čia tai grįžti vėl į tą pačią vietą realiai, tai toks net kitą kartą pagalvoja, ar verta kovoti, nes ar tu po to tokioje aplinkoje norėsi dirbti, kur kiekvieną ten galbūt tavo, nežinau, darbo minutę skaičiuos, ar tau už pečių kvėpuoja, žinai. Tai va aš ir, žinai, ką pastebėjau paskutiniu metu, kad, žinai, mes turim daug tų darbo teisių, darbo garantijų kodekse numatytų ar kituose įstatymuose, bet vis tiek darbuotojas yra silpnesnioji pusė. Nes kartais net dėl kažkokio labai menkniekio, menkos kažkokios teisės, tau reikia kovoti, reiškia, per kažkokią sistemą, per institucijas ir tai labai daug kainuoja, ta prasme, darbuotojui. Ir gaunasi, kad jisai nelabai ir gali apsiginti, supranti. Kaip teoriškai gal ir apsigina, bet faktiškai tos tavo teisė lieka neįgyvendinta. Todėl, kai ten, kad sako, kad darbdaviai dabar silpnoja pusė, tai visiškai nesutinku. Ne, aš irgi nesutikčiau. Ir žinai, kaip pavyzdžiui, tu pasakojai apie darbdavius, kad ateina ir sako, tai mes tau neturim, pavyzdžiui, darbo
vietos, tai gali išeiti iš darbo. Bet kaip yra gudru, ar ne, tai tu atleisi tada darbuotoją, kodėl tu jį bijai atleisti, ar ne, nežinai, kad bus labai aiškios pasiekmes ir jas po to bus daug lengviau įrodyti, tada duoda darbuotojui pasirašyti tą prašymą ir aš, pavyzdžiui, ką esu pastebėjus, kad žmonės tada bijo, jie nenori būti atleisti, tada galvo, gal aš geriau tikrai pats išeisiu, nes jie dar įsivaizduoja, gal anksčiau tai būdavo, aš nežinau, kad kažkur registruodavosi, jeigu tave atleido iš darbo, ar tavęs neatleido ir niekas nenori būti atleistas, visada būdavo, aš pats išėjau, čia mano sprendimas. Čia gal toks ego daugiau dalykas, nes iš tikrųjų vienintelė pasiekmė yra, kai atleidžia iš darbo, kai jie atleidžia už šiurkštų arba ten už kitus pažeidimus. Tai tada yra reali pasiekmė, tai yra, reiškia, vis tiek sodrai matosi ir gali būti, kad kažkur darbinantis, taip teoriškai, nebeturėsi tos nepriekaištingos reputacijos 3 metus kokius. Ir plus ten atidės tau nedarbo išmokos mokėjimą 3 mėnesiam, jeigu pagal 58 darbo kodeksus straipsnį atleidžia. O šiaip tai, tarkim, tas 57 straipsnis, kada jau, atleidimas vyksta, tai ar ten koks 59, tai neturi absoliučiai jokių pasiekmių niekur. Bet atrodo, kažkodėl žmonėm kitą kartą jo įsibaimina ir kad kitas darbdavys žinos, kad esi atleistas, tai niekas nenori atleisto, atrodo, darbuotojų, jeigu nėra kažkokių, ar ne, šiurkštaus pažeidimo atveju. Jo, bet matai, dar kitas dalykas, kad tu darbuotoją, kuris augina vaiką iki 3 metų, labai ribotais pagrindais tik atleist gali. O kada gali atleisti tokį darbuotoją? Realiai gali, jeigu šiurkščiai kažkas, tarkim, pažeidė kažkokias pareigas, šiurkščiai arba ne, arba 2 kartus per metus, galima atleisti, jeigu pagal 59 straipsnį, jeigu jis jau dirba, jau grįžęs iš atostogų, jeigu jis jau dirba, gali pagal 59 su 6 mėnesių išeitiniam. Tai šito nieks straipsnio nenori, nes jis brangus labai. Ten atleidimas galimas, jeigu verslas yra perduodamas ir darbuotojas nesutinka pereiti kitą, reiškia, darbo vietą, ten bankroto atveju galimas atleidimas ir likvidavimo atveju galimas atleidimas. Ir plus dar ten yra 60 straipsnis, kur yra, tokie reti atvejai, kada ten, žodžiu. Tai realiai tėvai, kol turi vaikus iki 3 metų, tai jie turi tokią didelę apsaugą, o kai vaikučiam sukanka 3 metai, tai tada viskas. Bet dar kažkokios papildomos apsaugos ten vaikam iki 14 metų. Čia tik įspėjimo terminai. Pagal 57 straipsnį atleidinėja, tai įspėjimo terminai trigubinasi, bet visa kita jau nebelieka šitų garantijų, būtent atleidimo. Gerai, man dabar, žinai, kas labai įdomu. Gerai. Visada man įdomu sodra ir išmokos. Gerai. Prasme, kokios didžiausios problemos būna su sodra? Kur būna, kad ar neužskaito stažo, ar ten kažkam, kur šitoj vietoj pas tave būna didžiausių situacijų, keisų ir atvejų? Didžiausios iš tikrųjų problemos tai kyla ne tiem žmonėm, kurie dirba su darbo sutartimu, kurie dirba su individualia veikla, pavyzdžiui, tik tais. Nes pirmas dalykas, jeigu jie kas mėnesį nedeklaruoja ir nerodo savo pajamų, nesumoka VSD įmokų, atsitinka taip, kad sodra laiku nemato tos informacijos, kaip darbdavys kas mėnesį siunčia ar ne, koks išmokamas yra darbo užmokestis, negauna sodra laiku informacijos ir tuomet atsitinka taip, kad neišmoka išmokos, jinai nedingsta, bet reikia laukti, kol praeis visi kalendoriniai metai, kol bus teikiamas deklaracijos. Tai vadinasi, ne visi tėvai gali išlaukti ir sakyti, ai, tai čia gerai susitaupys, man ten galbūt keli tūkstančiai eurų, kitiems tiesiog dabar reikia išgyventi. Tai va šitas momentas, o man asmeniškai, įstatymiškai tai labai toks keistas, bet matyt turi savo momentą, kad socialiniam ligos ir motinystės draudimo įstatyme numatyta, kad asmens draustumas turi matytis mėnesį prieš. Tai vadinasi, būtent kas su darbo sutartimis, kas gerai matys tą draustumą, kai gaunamos tos draudžiamosios pajamos, darbo užmokestis. Bet su individualia veikla, sakykime, asmuo galbūt sukaupė stažą, nes jis prieš tai teikė deklaraciją, ar ne, kas mėnesį nedarė tų avansinių įmokų sodrai, tai galėtų, atrodo, bent minimalę dabar jam išmoka išmokėti, nes stažą tai jisai turi sukaupę, žinai, bet jam neišmoka. Nes mėnesį prieš nebuvo draustumo. Tai techniškai turi stažą, nedarai avansinių mokėjimų, 1 mėnesį padarysi, kad parodytum savo draustumą, tai bent kažkokį išmoką laiku gausi, tas žmogus, kur nepadarė, jau savo draustumo nerodo, tai man tada, tai priimki tada, kad kas mėnesį tokie žmonės turi daryti, bet irgi negali, tai sužinai, kad laukės, jau po kelių mėnesių išeini į nėštumo gimdymo atostogas, tai man atrodo bent jau tą iš minimalaus to vidurkio, kiek ten turi jie duomenų, tai turėtų išmokėti, bet taip kabinėtis, kad asmuo dabar net yra numatyta, jeigu nutraukia savo individualią veiklą ar baigėsi darbo santykiai, vis tiek jam priklauso išmoka, tai ko jūs kabinėjatės, tai matysit, kad nutraukia, tai nutraukia, jeigu nenutraukia, tai pasideklaruos kažką, arba gal daugiau ir negaus. Tai iš tikrųjų labai šitas dalykas nepatinka man, nes jisai tokio labai biurokratinio momento įdeda ir, pavyzdžiui, esu turėjus situaciją, kai moteris darė kiekvieną mėnesį tuos avansinius mokėjimus, bet mėnesį prieš nedarė.
Dėl to, kad tas mėnesis į tas atostogas neįsiskaičiuoja ir jinai suprato, kad nereikia tą mėnesį daryti. Nu ir viskas. Gražiai darė, ten deklaravo, 9 mėnesius. 1 mėnesį praleido draustumą, matai, sodra 1 mėnesį prieš nemato ir nepaisant to, kas buvo, viskas išmokų nemoka. Nu man tai logiko šiame. O tai jeigu būtų, pavyzdžiui, jeigu dabar dirbau ir mane mėnesį prieš atostogas, nu tarkim, atleidom, čia aišku, retas atvejis, nes nešios negali atleisti, bet sakykime, tokia teorinė galimybė, ne? Nes čia nesiskundė. Nu, ja, bet tarkim, ten nes čia atleidžia ir aš mėnesį prieš nedraustą, tai ką, man irgi nemokės išmokos? Ne, tai mokės, nes matai, atitinki tą sąlygą, kad pasibaigė darbo santykiai iki jo tam laikotarpį. Tai kaip ir viskas gerai, bet tas pats yra ir nutraukus individualią veiklą. Tu kaip ir tampi nedraustas, lygiai taip pat, žinai. Tai geriau nutraukti individualią veiklą, tai tada dar gausiu nors... Aš tai sakyčiau laikytis tiek darbo, tiek individualios veiklos, nes po to su sodra reikia skambintis ir aiškinti ir dar ant kokio specialisto papulsi. Tai, pavyzdžiui, kiek yra, nu, man susidūrė, kad taip yra daug paprasčiau. Jeigu mes žiūrim, kaip našiau susitvarkyti viską ir nėra pas mus kažkokio sportinio intereso čia bandyti kažką įrodyti ir pakeisti, tai, nu, iš esmės tada geriau jau būti nėštumo metu neatleistam ir tą individualią veiklą palaikyti, nes po to tiesiog jie sugalvoja, kad, na, nereikia ir po to būna priima kitą sprendimą, kad visgi reikia, bet, nu, tai jau užtrunka, žinai, ir labai žmonėm daug nervų kainuoja, kol tas sprendimas, žinai, yra pakeistas. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, yra, kai tiesiog vienam klientui tiesiog atsiuntė sodra, kad viskas nebemokėsim jums išmokos, nes individualią veiklą vykdot veiklą išmokų gavimo metu. Jisai man skambina, sako, tai kaip čia dabar, taigi sakėt, kad viskas bus gerai. Aš, žinok, esu taip užtikrinta, ką kalbu, bet, žinok, tuo metu aš taip galvoju, nu gal kažką aš netaip supratau, nu žinai, kai už sodros gauni, aš taip tokia, žinai, sėdžiu, taip į ekraną žiūriu, tokia susinervavus, apvirškinau. Nu, atsidarau įstatymą, galvoju, nu nejaugi praleidau, žinai, kažką. Nu ne, nieko nepraleidau, bet buvo ketvirtadienis ir aš jam sakau, nu bus suklydę. Sakau, bus tikrai suklydę ir sakau, dabar, nu ką, mes galim, sakau, siūsti atsakymą, kad nesutinkam su tokiu sprendimu, bet sakau, ar tikrai verta tą daryti, nes sakau, turbūt pirmadienį gausim naujienas, kad, nu, sakau, jie turi pataisyti, sakau, konkrečiai kažkas yra blogai. Ir tikrai tai buvo, matyt, ketvirtadienį, penktadienį, kol ten, matyt, moteriškė paskubėjo sprendimą priimti, dar po to gal su kolegė pakalbėjo, praėjo savaitgalis, pirmadienį, kaip ir numatėm, atėjo naujas sprendimas, viskas gerai, toliau mokam. Ja. Jo. Nes čia bet toks... visi žino, kad jau individuali veikla, jeigu užsiemi. Bet žinok, taip, aš tikrai, žinok, suabejojau. Kas yra gerai, reikia savim suabejoti. Bet toks buvo, aš taip tikrai įsigandau, kad galvoju, tai aš dabar kiek šeimų aš patariau blogai daryti. Nu, žinai, jau matai, aš žinau šitą, žinau. Bjaurus dalykas. Man tai, žinai, būna, kur aš kažką, pavyzdžiui, visiškai atrodo įsitikinus, nu, tada 100%, bet tada pasižiūri ir ten, nu, pavyzdžiui, nežinau, ten ne 3, o 6, žinai, skaičius. Va tai va. Dėl to aš kiekvieną kartą prieš sakant kažką dar atsiverčiu kodeksą. Nu, nes aš žinau, kad gali būti kažkoks, nu, iš kažkur, žinai, toks protė įsitikinimas likęs, tai tada paskaitau ir tada jau tikrai sakau, žinai, nu, visada. O aš tai dabar, žinok, tokia azartiška viduj pagavau kažkokią dvasią ir aš šiaip... Anksčiau labai mėgdavau ginčytis, nu, kai būtent paauglė, jauna, ta prasme, jeigu aš jaučiu, kad va, ten 3, o ne 6, tai aš ir eisiu su tavimi iki galo ir tu būsi, jeigu teisi, nu, tai man bus ten tas kartėlis ir visa kita, bet čia turbūt daug teisininkų tą tokį standartas, tai aš dabar jau tokia galbūt brandesnė, arba čia tiesiog jau save nuteikus, kad, nu, viskas gerai, nu, tipo, galim suklyst, bet tada darom taip, kad jeigu va, tu galvoji, kad 3, o aš kad 6, tai susilažinkim. Dabar, tai ar tu jautiesi drąsiai lažintis? Nu, bet ir iš kažko, kas būtų aktualu. Pavyzdžiui, va, kuri dabar sumokės už šitą podcastą. Nu, tai va, tada reininės. Nu, ta prasme, nauda kaip ir abiem gera, bet, nu, tada jau jeigu lažinės ir tada pagalvoju, ai, gal ir buvo ne 3 ten. Nu, ir tada nesilažinė. Tai būna labai gražiai ginčiai nutrūksta, žinai, arba žmonės tada susilažina ir tą ginčą numet ir laukia rezultatų, arba tiesiog nustoja ginčytis, nes, nu, lažintis nenori, sakau, dabar, nu, žinai, kaip būna vis tiek. Aš tai kitaip darau. Aš tai tiesiog sakau, gerai, imu patikrinti. Ir viskas, pas mane nėra ką ten. Mes net, pavyzdžiui, būna su kolegom, sėdim prie stalo, žinai, per pietus visi kartu valgom. Tai būna ten, tarkim, o kaip yra tas, o gal čia tas. Tai, nu, viskas, sakau, kam čia, žinai, veltui tą orą virpinti. Ne, tai geriau jo patikrinti. Pasitikrinam ir bus aišku, žinai. Bet kaip smagu dar susilažintumėt ir tada dar nueitumėt pasitikrinti ir iš karto aišku, kas laimėjo. Tai, kada lažiname. Kas pietus, pavyzdžiui, šiandien perka? Iš ledų porcijos. Iš ledų porcijos, nu, kažką tokio einamo. Tai aš, vat, ir būna ir išloši, ir praloši, tai viskas gerai, bet
Bet tada jau žinai savo žodį, Bet tu žinai, azartiškai. pasirodo. O eitum, pavyzdžiui, bylą, jeigu nežinai 50-50, laimėsi ar ne? Ne, žinok, aš norėčiau pasisverti. Bet jeigu čia mano byla, nu tai... Tavo, tu vedi bylą, tavo atsakomybę reiks prisimti. Tai pirmiausiai, tai turbūt klientą reikėtų informuoti, kad 50-50, žinai, nes po to dažniausiai kaltas, tai vis tiek tu lieki, kodėl nelaimėjai. Visą laiką advokatas kaltas. Jo, aišku, matai, aš tokioj stadijoj, kad aš kaip tik norėčiau, kad visi išsispręstų viską be teismo, nes man atrodo, toks yra laiko vilkinimas, tai gaila, kad dėja ne visada pavyksta, bet... Pas mane, matai, jau situacijos ateina tokios, kurių viskas, jau be teismo retai kada išsisprendžia, žinai, jau ten jau būna, viskas, nėra kur dėti, žinai, nei viena, nei kita pusė. Ir eini, pavyzdžiui, kai žinai, kad byla tikrai, Ne. Iš karto sakai klientui, kad pralaimėsi. Visada pasakau, arba nebent, žinai, būna kitų tikslų. Pavyzdžiui, tu žinai, kad tu pralaimėsi, bet klientui, tarkim, reikia ten laiką patempti. Taip. O jeigu žinai, kad 50-50? Irgi dažniausiai, sakau, nerekomenduoju. Bet vis tiek žiūri, ką klientas nusprendžia. Ne, tai taip, aš pasakau klientui, kad šansų, iš vis 50-50, gali pralošti, gali laimėti. Ir patys spręskit, nes išlaidos bus tokios, reikės galbūt, jeigu pralošit, atlyginti kitai pusiai, kainuos tiek ir tiek, o ten, tarkim, tas rezultatas, nėra gal toks didelis, ne? Taip. Tai visą laiką pasakau, kad paskaičiuotų ir labai dažnai klientai sugalvoja, kad geriau ne. Jo, nes matai, su to teismu, tai man atrodo, būna dažnai tas pradžioj, kai užverda, oi paduosiu čia, žinai, oi dabar atsims ar ten, oi dabar patampysi po teismus, bet kai pasiskaičiuoja riziką pasivertinti, ir tiesiog būna nieko gal ir akivaizdu iš tokios neteisinės pusės ir žmogiškos, kad ta šalis neteisingai pasielgia, bet kai vertini, kad tau įrodyt, reikės ir trūksta to, tai... Aš tai vis laik sakau, kad tiesiog tokius atvejus įsivertink kaip pamoką, už kurią sumokėjai. Pavyzdžiui, eitum ten pas kokį coacherį, pas kokį ten mokytoją, ne? Ir mokėtum jam ten ar 1000 ar 2000 už kažkokį patarimą, tarkim, ne kažką. Tai ir čia sakau, įsivertinkit, kad jums kainavo tokia pamoka. Aišku, jinai brangi, bet daugiau gyvenime taip nedarysit ir viskas, žinai. Jau kažkaip kitaip darysit. Jeigu teismas, tarkim, nėra aiškus, neaišku, kaip pasibaigs. Nes dar, žinai, žmonės ko neįvertina, jie neįvertina, kad ne tik tavo išlaidos tau kainuos, bet kad pralošęs dar ir kitos pusės turės atlyginti. Ir plus dar kitas dalykas yra, kad gali būti, kad tu laimėsi dalį tik tais. Ir tada tik už dalį. Dalį atgausi, o dalį dar kitam sumokėsi. Ir būna taip, kad tiesiog ant bylinėjimos išlaidų kažkur tu praloši, žinai. Taip. Tarkim, būtų kaip ir 50-50, bet, pavyzdžiui, kita pusė patyrė daugiau išlaidų negu tu ir tu jai dar turi primokėti, žinai, net neišsiskiri va taip. Jeigu ten keli reikalavimai, vienas ar nesumokėti tam tikrą sumą, kitas atlikti. Arba net tam tikrą sumą, bet ten priteisė ne 100 000, o 50. Viskas, Tai va, šitoje vietoje dėl to visą laiką reikia išaiškinti žmogui, kad iš tikrųjų bylinėjimasis tai yra tai, kad tu dar prarasi kitai pusėje apmokėti reikės kažkokią dalį. Ir va, kai šitą žmonės išgirsta, tai jie labai greit susimąsto, kad gal nežinai. Gal ne. Bet gerai, kad neatrodo, žinai, teismas kaip vienintelį vartai, tiesiog įsivertint. Ir šiaip, žinai, aš visą laiką sakau, kad, tarkim, ar teismas, ar taika. Tai jeigu yra taika ir galimybė gauti pinigus, pavyzdžiui, kad ir mažesnė suma, bet iš karto. Jau geriau. Jau geriau, nes tu po 2 metų pirmą tavo pinigai nuvertės, antrą tu nežinai, ar tu jas atgausi, ypač jeigu tai kitoj pusėje įmonė, tai gal neįbankrutuos. Kaip teismas žiūrėsi situaciją. Taip, tai tarkim, netgi sakau, pats geriausias rezultatas, tu viską laimi. O kiek atveju, kad tu viską laimėjo, po to pinigų net gauni. Nes laimėt ar nereiškia, kad tu atgavai savo pinigus. Tai žinai. Taip. O kokią turėjus įdomiausią ir juokingiausią, ar šiaip įsimintiniausią bylą, kas liečia būtent darbuotojus ir kažkiek liečia būtent galbūt grįžimo po vaiko priežiūros, ar kai neščia darbuotojų, su vaikų situacija. Gal po vaiko priežiūros, tai tokių kažkokių labai įdomių, dabar turiu vieną atvejį, kur, sakyčiau, net absurdiškas, darbdavys panaikinęs yra darbo vietą. Realiai nebelikęs, nes dalį verslo yra pardavęs, o nesutinka su darbuotoju susitarti taikiai ir išmokėti kažkokią išeitinę, vis tiek sako, eik dirbti kitas pareigas, žinai. O į kitas pareigas dirbti reikia darbuotojo sutikimo, nes apskritai keis darbo funkciją, tada reikia darbuotojo sutikimo. Net jeigu tos pareigos lygiai teisės, žinai, lygiai vertės. Ir turim kažkur stumdomės jau mėnesį ar daugiau 1,5 mėnesio ir negalim išspręsti tokios, atrodo, paprastos situacijos. O šiaip kiti normalūs darbdaviai, tai sakau, būna, žinai, sumoka ir net daugiau negu tuos 6 ir
tiesiog ten, jeigu gerai suargumentuoji, viskas tvarkoja. Aišku, priklauso nuo darbdavio. Jeigu darbdavys, žinai, vieno žmogaus įmonė, nu, tai ten iš jo 6 vidutinių darbo užmokesčių išmokos nelabai gali tikėtis, žinai, jisai tiesiog gal fiziškai neturės. Tai tada jau iš tokio ir reikalauji mažiau. Bet jeigu normaliai stovinti įmonė, nu, turinti pinigų, turinti apyvartą, turinti klientų, turinti pelno, tai tikrai galigi kažkiek tiem darbuotojams savo išmokėti, jeigu jau tai padarė. O tai dabar labai įdomiai pasakė, ne? Panaikino darbo vietą. Taip. Ir dabar įsivaizduojam, kad darbuotojas nepasirašo to sutikimo ir sako, aš vis tiek ateinu į darbą. Ne, tai yra taip, jeigu panaikino darbo vietą, turi siūlyti lygiavertę. Lygiavertę pasiūlo, darbuotojas gali sutikti, gali nesutikti. Nesutinka, tada prastova. Ir iki kol vaikus 3 metai ir plus 3 mėnesiai. Tiesiog moka tada prastovą tuo laikotarpiu, nes negali pasiūlyti. Taip. Bet irgi prastovą nenori leisti, žinai. Sakom, leiskite prastovą. O tai kaip dabar tą laiką užfiksuos, dabar sutikimo nėra, prastovos nėra? Nu tai mes dabar, moteris prasitėsi atostogas. Nes nenori, nėra kur eiti, žinai, ir norim įspręsti tą ginčą, bet, nežinau, tiesiog tokia vieta užsispyrimas toks. Ir jaučiu, kad darbo ginčų komisijos neapsieis. Nelabai. Kaip įdomu, kaip baigsis. Įdomu, ir tokių atvejų, žinai, vis daugėja. Dėl tokių smulkmenų, darbdaviai ginčiasi, tiesiog nori savo kažką įrodyti, Nes praktika, pavyzdžiui, pas darbdavį gal visada buvo, kad visi darbuotojai išeidavo taip, kaip jisai nori, žinai, patys pasirašydavo. O dabar atsiranda kažkoks vienas, žinai, kuris sako, ne, man mokė, kad aš išeičiau, žinai. Nenorim, tada, samdo advokatus, moka advokatam brangiai, žinai, bet ne darbuotojai. Toks principo reikalas, žinai. Tai va. Gerai, tai tu man dar vis tiek papasakok, žinai ką. Man labai įdomu, pavyzdžiui, nežinau, kažkokį gal tokį sėkmės atvejį, kada, pavyzdžiui, galvojo koks nors darbuotojas arba ten, besilaukianti mama ar tėtis, kad negaus jų išmokos, o tu kažkokį padarai ten triuką ir gavo. Taip, aš triukus darau. Tai iš tikrųjų sėkmės atveju taip nesigiriant, bet tikrai yra ne vienas, bet vien dėl to, kad žmonės dalykų nežino. Tai ar ne, ateina, pavyzdžiui, labai dabar dažnas dalykas, ateina graži jauna šeima, abudu verslus, turi savo mažasis bendrijas, kiekvienas turi po atskirą, pavyzdžiui, mažąją bendriją, yra jų vadovai, tai gauna atlyginimą pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį. Labai geras dalykas, mokesnė našta mažesnė, bet mes neturim socialinių garantijų, būtent kas mums padeda tos išmokas kaupti ir sako, mes laukiame, šitaram baram, labai smagu ir tada tai kaip bus, nes realiai nėra stažo gaunasi. Nėra stažo, nėra pajamų, kurias galėtų sodra vertint išmokai nustatyti. Ir tokiu atveju nėra taip, kad nėra jokio sprendimo. Yra sprendimas, kad pavyzdžiui ten dalį pinigų tada išsimokėti ne kaip civilinė, ne pagal civilinę, bet asmeniniam poreikiam tenkinti lėšas, bet tik tai pusė jų apsimokėsint. Vadinasi, vietoj to, kad tu per pelną išsimtum kažkokią dalį pinigų, tu turi ten, pavyzdžiui, 2000 eurų užsiemi, bet tik nuo 1000 susimoki VSD, tai sodra tik tą 1000 skaitys. Sakykime, yra dar kažkoks sprendimas. Tai būna kartais tiesiog pasidarai matematiką, pasižiūri, ar apsimoka šiaip tos mokesčius susimokėti, bet būna tiesiog gaila. Būna paklausia, ką seneliai veikia. Sakau, gal kartais senelis su individualia veikla dirba. Jo, senelis ten, ūkininkas, dirba su individualia veikla. Tai ir būna kartais tiesiog perrašom ir, patys asmenys persirašo, tarkim, tam seneliui. Tai sakykime, jau kai galvoja, kad nieko negaus arba tiek būtų daug visko darę ir tas skirtumas nebūtų toks ženklus, tai pasisekė, kad, tarkim, kokie dar seneliai yra. Bet čia tik tais atvejais, jeigu jie tik su individualia dirba. Nes jeigu su darbo užmokesčiu jų riboja, tiesiog tada darbo užmokesčio gavimą, tai tas ant to gaunasi. Jie gal mažiau eis į darbą tada, jeigu dirbs ir dalį pasitensys išmokos, bet šeimai tai papildomas dar kažkokios pajamos tai neatsiranda. Tai dabar žiūrėk, reiškia, ar gerai aš suprantu, kad jeigu dirbi pagal darbo sutartį, tai iš esmės su sodra labai didesnių problemų dėl išmokų neturėtų būti, ar ne? Taip, jeigu yra pradirbta bent jau 12 mėnesių, nuo kada jau išeinama į tas nėštumo ar gimdymo atostogas. Pas mane labai dažnai klausia žmonės paprasto tokio klausimo. Aš išėjau iš darbo ir, tarkim, laukiuosi ir dabar keičiu darbą. Ir yra toks mitas, tarsi, kad tu 12 mėnesių reikia dirbti vienam darbe. Ir karts nuo karto vis tas mitas pasitaiko. Žinok, aš irgi pastebiu ir būna žmonės, bet aš keičiau darbą, o ten porą dar dienų buvo nemokamus. Ne, tai per 24 mėnesius bent 12 mėnesių stažas. Ar mes dirbom per 10 darboviečių, ar per vieną, ar mes turėjom kažkokių epizodinių momentų, kai nedirbom. Viskas gerai, tiesiog, kad turim stažą sukaupę, stažą sukaupėm, kai dirbam, uždirbam ir tada
susimoka mokesčius. Tai už tą mėnesį kalendorinį realiai užpilną, jeigu uždirbam, tai pilną stažą ir sukaupėm, jeigu tik tai pusę mėnesio dirbam ir ten ar išėjom, ar atleido, ar pasibaigė sutartis, tai tik tai už tą pusę mėnesio. O jeigu aš dirbau pusę etato? Tai kiek man tada reikia 24 mėnesius išdirbti? Ne, visiškai nėra jokio skirtumo, nei koks etatas, nei koks tavo yra atlyginimas. Bet tai mokesčių tada mažiau sumoki, ne? Ar jam nesvarbu? Bet tavo ir pajamas įvertins, matai, išmokai. Tai nesvarbu, žodžiu. Ta prasme, jeigu tu dirbai pagal darbo sutartį. Jo, kad ir 0,1 ten etato. Reiškia, tau skaitosi stažas užskaitytas, tik tai tiek, kad tavo išmokos bus mažesnės. Bus labai mažos, tai. Bet gerai, bet su individualia veikla, tai reikės sumokėti už kiekvieną mėnesį nuo minimalios algos, kad stažas. Bent jau, kad stažas sukaupė, tada mes visi nenorim tik tai gauti išmokas paskaičiuotas nuo minimalių ar ne algų, nes tiesiog jos bus labai nedidelės. Tai va čia toks įdomus yra momentas, kad kai su darbo sutartim realiai mes tą stažą kaupiam pagal laikotarpį, kiek dirbom, tiek to stažo sukaupėm ir mes jo niekaip, jeigu mes ten dabar tik įsidarbinom ir šiandien sužinom, kad laukiamės, mes per 9 mėnesius niekaip jo nesukaupsim. Su individualia veikla mes teoriškai galėtume per vieną mėnesį visų metų stažą sukaupti, nes jisai yra priklausomas ne nuo kiek mes laiko vykdom individualią veiklą, jo, nuo įmokų. Teisybės nėra, čia žinok, visą laiką yra tas užburtas ratas, kad tie, kas dirba su darbo sutartim, visada sako, kad su individualia veikla dirbantiem yra daugiau lengvatų, nes, pavyzdžiui, tikrai superinė lengvata, kad kai tu gauni išmokas, tu toliau gali dirbti ir tavo pajamų neriboja, o su darbo užmokesčiu per neperleidžiamus mėnesius negalima, nes mažinsim, per nėštumo gimdymo negalima, nes mažinsim, galit truputuką užsidirbti kitais mėnesiais, kad savo tą skirtumą, žinai, bet iš vienos pusės aš suprantu tą tokį pasipiktinimą. Kitas dalykas, įvertinam, kad normalu, kad tą skirtumą leidžia užsidirbti, nes, kaip čia pasakyt, pajamos tai realiai negali išaukti tuo metu, kai gauni išmokas, kai buvo su prieš tai buvusia tvarka. Ten buvo visiems patogu, bet realiai, nelogiška, taip neturi būti. Bet su individualia veikla irgi daug kas nepagalvoja, kad neturi tų visų socialinių garantijų iš kito žmogaus. Neisi darbo ginčio komisiją su savimi. Ar ne? Dabar iškris iš darbo rinkos 2 metus. Ar tavęs tikrai palauks visi? Tai visi klientai nueis pas tavo konkurentą ir jie tikrai nelauks turbūt, kada tu sugrįši. Vienas kitas, bet iš esmės tai kaip ir atrodo normalu, kad gal tą veiklą reikia toliau vykdyti, nes tiesiog visą laiką 100% ne visada gali pailsėti, žinai. Tai... Jo, darbuotojai, tai ką vis tiek kažkokios garantijos. Tavo darbo vietą ten saugai, ką tai va, prastova išeiti, nes, turi daug... Tiek yra kažkokių garantijų. O čia tai neturi, gal tavo, nežinau, ten ta niša, gal tuo metu buvo pelninga, taps, nes tu tiesiog nedirbsi savo kvalifikacijos, nekelsi. Tai tokie, niekada nebūna nei viena pusė. Tie, kas dirba su individualia veikla, sako, va, su darbo užmokesčiu geriau, nes jų visas darbo užmokestis vertinamas sodrai, su individualia veikla tai dar išlaidas ir skaičiuoja tą. Kartais atrodo, žmogus uždirba visai padorius pinigus per mėnesį, bet kai viskas išsiskaičiuoja, pamatai, kad ten vertina beveik ten iki 2000, tarkime, eurų, žinai, per mėnesį ir tada išmoka atitinkamai nebe tokia gaunasi. Tai... Jo, tarkim, aš iš savo patirties turiu, savo kolegių, žinai, advokačių. Tai po 1 mėnesio visos dirba. Tiesiog pagimdo vaikas, sako, kiek sakau, buvai, jau atostogos ir realios. Mėnesį laiko, jau tavo, žinai, mėnesį atbūna ir visus. Nes dar vis tiek yra einamos kažkokios turbūt bylos reikalai. Niekas nenori iškristi, nes iškris iškart klientą prarasi, žinai, nieks tavęsgi nelauks, teismas nepalauks, posėdžiai nepalauks. Vieną kartą tai net pasakojo viena... ne kolegė, bet, žodžiu, pasako, kaip viena advokatė atėjo į teismo posėdį ir laukėsi vaiko ir tiesiog teismo posėdį sako, žinokit, viskas reikia stabdyti, man vandenis nubėgo, reikia važiuoti į šitą. Tai, iki tokio lygio, tai ta prasme, nei ten neštumo gimdymo atostogų kažkokių yra. Oficialiai nebuvo, gal ten išmoka ir gal, bet toliau gal, bet realiai tai tu vis tiek dirbi, nes posėdžiai eina, viskas eina, niekasgi neklausia tavęs, nelaukia, tu ten atostogauji ar ne. Čia už tai tokia iš tikrųjų visada skaudi tema, ar šeima, ar karjera, ir iš tikrųjų aš kažkada galvojau, kad galima būtų turėti. Ir man labai nepatikdavo, kai sakydavo žmonės, ne, jau turi pasirinkti, bet aš dabar... Bet tai tu tai turi. Taip atrodo, bet viskas turi, žinai, tokią sunkią kainą. Ir galiausiai kartais jau gale dienos jau ten būni 9 valandą, išsunktas, bet dar vaikai net nelovai, bet tu jau savo resursų nebeturi, žinai, nes tai iš tikrųjų, nesakau, kad palaikau tą vieną pasirinkimą, bet labai sunku tiesiog.
Tai... Bet dabar kaip tik yra tokių nuomonių, kad reikia labai skatinti, kad moteris greičiau išeitų į darbą. Bet aš dėl to tai irgi šiaip esu, kad truputis logiška, kad šiek tiek kažkiek reikia pabūti, pailsėti, bet tikrai aš iš tikrųjų esu prieš iki to 3 metų vaiko buvimo namuose. Tai tiek valstybei nenaudinga, tiek ir moteriai labai sunku vėliau sugrįžti. Tas prieš tai man... Tas mano prieš tai, kad tiesiog aš taip nerekomenduočiau iš vis daryti, bet faktas kartais, jeigu yra galimybės moteriai, galbūt ten irgi sunkus darbas buvo prieš tai ir dabar gali pailsėti, bet iš esmės grįžti į darbą, man atrodo, visi truputėlį tam, bet kita vertus vaikai gal daugiau visko gauna dėmesio, rūpesčio ir taip toliau, meilės, būreliai, visokie. O šiaip tai atrodo, Lietuvoje pas mus ten 18 ir 24 mėnesiai tos išmokos gaunamos. Ne šiaip, kad vaiko priežiūros atostogos 3 metai gali būti, bet išmokos. Tai čia per didelis laiko tarpas ar galėtų būti trumpesnis? Aš manau, kad ir metai galėjo būti normalu, bet šiaip tas 18 man visai patinka. Aš jį taip žiūrėjau skeptiškai pradžiai, kai tik tai keitėsi įstatymas, nes man labai nepatiko, kad jie nuėmė tą metų laiko. Žinai, kodėl negalėjo palikti 3 opcijos, nes tikrai kartais tėvam geriau trumpai, bet visiškai tam, pavyzdžiui, su nesumažėjimu ar ne savo tų finansų pabūti ir grįžti darbus. Bet aš dabar pastebiu, kad ir visiems tėvam atrodo, bent jau su kuo aš bendrauju, kad tas 18 mėnesių laikotarpis yra geresnis, nes 24 jau kaip ir nenori, tai tas 18 toks geras tarpas ir nori tikrai žmonės ypatingai desnes pajamas dirbantis nori jau jie, kada čia greičiau grįžti darbą, jau manau, kad užteks. Aš tik tai galvoju, problema yra tame, kad eilinį kartą ar ne keičia socialinių ligos ir motinystės draudimo įstatymą, nepasižiūriu, ar tikrai su darbo teisė bus viskas gerai. Tai čia tas pats yra, kaip nepasižiūriu, o kaip mūsų, pavyzdžiui, švietimo sistema yra sudaryta. Aš su ją viskas gerai. Dauguma ugdymo įstaigo nuo 2 metų vaikus priema. Tai dabar tėvai pabuvo iki 18 mėnesių. Ir to pusę metų vaiką. Ką su tuo pusmečiu daryti? Tai realiai lieka tik auklė arba privačios įstaigos. Kur tu jį padėsi? Tai tada paankstinkim vaikučių priėmimą. Tai aš manau, kad gal tėvai ir po metų grįžtų, kas valstybei būtų super. Tiesiog gautų daugiau pinigų, bet toksai toks dar nesvarstytinas klausimas. Tiesiog gal nėra tų, darželių, kur priiminėti, aš nežinau, čia infrastruktūros gal tiesiog turbūt gal auklėtojų trūksta ir panašiai, ten aš manau, kad norint tai tą projektą padarytum ir jeigu toks tikslas padaryti visuomenę darbingesnę greičiau, tai jo kompleksiškai reikia spręsti. Bet sprendimas faktas, kad visada jisai bus tik tai, kažkaip tai rasi, žinai. Tai tiesiog, man atrodo, užsienį visi, kai sako, kad Lietuvoje geros sąlygos, kai jiems reikia grįžti darbą, kai vaikų 3 mėnesiai arba ten 9 mėnesiai, jiems visiems atrodo, kad pas mus labai tikrai geros sąlygos, kas iš tikrųjų yra, wow, žinai, kad nori ir pailsi tiek laiko su vaiku. Tas pailsi, tai aš čia, turiu omeny pailsi nuo darbo. Čia toks patikslinimas. Čia kažkas atrašė, kad negali būti vadinamas vaiko priežiūros atostogos. Čia irgi toks tokios atostogos. Tai vat, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, tose šalyse tai yra dar vaikus priema nuo to laiko. Ten, jeigu nuo 3 mėnesių reikia grįžti darbą, tai ir darželį nuo 3 mėnesių. Oho, taip. Ojei. Taip. Va Šveicarija, koksai puikus pavyzdys, nuo 3 mėnesių. Taip. Olandijai, man atrodo, klientė pasako, kad ten irgi gal ir nuo 9 mėnesių tokius lėliukus nuneša. Čia stipru. Mano urtelė nuo 1,5 metų lankė darželį privatų, tai ten buvo nuo metukų priema, tai ir nuo metukų tų vaikučių. Tai taip keista, atrodo, ar, pavyzdžiui, vaikas nevaikšto, bet mums keista, nes tiesiog kasdien to nematai. Bet iš kitos pusės, Bet mūsų tėvai tai buvo metai laiko ir darželį priimdavo, lopšelį. Būdavo taip, aš pati nuo metų į darželį, mama sakė, dar nevaikščiau. Rimtai? Taip. Geras. Nes nebuvo galima ten ilgiau, ta prasme, jeigu dirbi, tai po metų laiko turi grįžti. Aš kažkaip gal pas senelius ištremta buvau. Gali būti, buvo tokia laimė kažkam augti, reiškia, šeimoje, ne darželėje. Aš augau darželėje nuo metų laiko, užaugau. Tai geras. Tai va, tai užaugai, pažiūrėk, puikiai. Ne, šiaip darželis man patiko, kiek atsimenu. Net atsimenu lopšelio grupę. Bet čia, žinai, dabar irgi šita karta jinai labai įdomi, tėvai labai daug savo resursų ir laiko skiria į tą vaikų auklėjimą, tai pas vienus teorijos, kad ten vaikam iki 3 metų tik tai su tėvais, kad arba ten maitinti reikia iki 3 metų. Reikia ir iki 6, ar ten reikia nuo 1 klasės iš vis neleisti darželį, nes geriau, kad jisai ten būtų ramioj aplinkoje namie, tai
viskas gerai, ta prasme, visi pasirenka tos savo modelius, bet aš tada galvoju iš savo perspektyvos ir kai matau tos tėvus, kurie gal ir norėtų grįžti anksčiau, tai ką, taip, tada kitas sakys, tai turi, uždirba tiek pinigų, negali privataus darželio, taip gali, ta prasme, bet čia netame esmė. Auklė labai daug, na, aišku, tik tu auklė dabar pasakyti. Auklės brangiau gaunasi. Jo. Bet daug kas Vilniui tai labai populiaru, tikrai tik tai tiek, kad, brangus dalykas. Jo, auklės brangiau gaunasi. Ir sunku rasti gerą auklę. Ir sunku rasti, jo, jeigu gera, tai pagal rekomendacijas turbūt irgi tas ir žaidimas. Taip, nes jos ten užimtos visos geriausios yra. Čia irgi skonio reikalas, šiaip, taip, aišku, auklė, tai tas dėmesys vaikui vienas, aš žiūriu dar iš tos pusės, man patinka visai atrodo darželį, kad jie socializuojasi. Bet tai va, tai čia, žinai, tokių požiūrių, tai visokių yra, tai kitiem gal ir 3 metai atrodo per trumpai, o kitiem atrodo. Bet žiūrėk, jeigu dabar grįžtant prie teisės, tai mūsų darbo kodeksas leidžia dirbti nuotoliu, jeigu yra galimybė, žinai, tu gali tą vaiką kažkiek į darželį ar tenais kažkiek vieną akim prižiūrėti. Jo, bet tas su nuotoliu, tai pavyzdžiui, aš esu žmogus, kur nemėgstu labai iš namų dirbti. Tai aš kartais jau ten, nebent, kad reikia greičiau vaikus pasimti, ar ten kažką, tiesiog dėl laiko suvokimo ir jeigu visą dieną nuotolinės konsultacijos, gerai, tiek to, bet aš šiaip visada važiuoju į Worklandą ir man ten yra tokia gražiai atskirta riba namai darbas. Ir žinai, su to nuotoliniu darbu. Per COVID turbūt daug kas pamatė, kad darbas iš namų su vaikais tai nėra darbas. Tai čia buvo irgi epizodų, Jonas sirgo ten, bet Jonas jau vyresnis, jisai gali ir pažiūrėti ir filmuką, jisai gali paspalvinti, jisai užduotėlės gali padaryti, bet tu tą dieną, reiškiasi, gali daryti darbą, kuris tau, bent jau man, čia gal, pavyzdžiui, tau kitai būtų, arba kitom mamom gal sakytų, ką čia nusišneka, mano, matyt, taip smegenys veikia, aš negaliu smarkiai susikoncentruoti. Tai jeigu aš vedu konsultaciją, viskas gerai, nes aš jau toj temui žinau, bet jeigu man reikia dabar kažką sugalvoti, skaityti, aš tiesiog skaitysiu 100 kartų, nes mama, o gali pažiūrėti, o mama, gali padėti iškirpti, o mama, kur žirklės nerandu. Visada tas toksai, žinai, ir kur tu per valandą padarytum, tu visą dieną darai ir tu vis tiek nepadarai, dar vis tiek klaidą paliksi. Tai tavo nuomonė, kad su vaikais namuose darbas netoks efektyvus? Žiūrim koks, jeigu tau ten reikia dėžės pakuoti, pavyzdžiui, gal tu turi savo šopą, ten turi kambarį pasidarius jo. Samdomas darbas, pavyzdžiui, ofise, aš ten dirbu kokią pardavėją, ten tarkim mane vadybininkė, ten tarkim su klientais ten bendrauju, dar kažką. Ten jeigu tokie šopai, aš manau, kad laiškus atrašyti, patvirtinti užsakymus, kad apmokėjimai vykdyti, tai viskas gerai, čia gal labiau kai tokio protinio darbo, nes tiesiog koncentracija yra ir net skaičiau straipsnį, kad iš tikrųjų, kai mes susikoncentruojam ir savo dėmesį atitraukiam, mums vėl realiai 15 minučių užtrunka sugrįžti atgal. Tai va, turim taską, kurį padaryti galime per valandą. Ir dabar per tą valandą tave kokius 5 kartus mama, oi, išsipylė mama, tai tu pažiūrėk, kiek tu kartų atsitrauki ir nors ir grįžti, bet tu jau vėl iš naujo bandai susikoncentruoti. Bet ofise irgi tas pats. Gali būti, žinai, vienas kolega Evelina, antras kolega Evelina, trečias kolega Evelina. Ir gali būti lygiai tas pats, kad čia dar ir nuo pareigų turbūt ir atsakomybės ir koks tavo darbas iš esmės, ar ne? Ten tikrai, arba, pavyzdžiui, ten tau skambina telefonas nuolatos, žinai. O tai kai neteini į darbą, jeigu dirbi iš namų, tada jau skambinėja tau ar mažiau? Ne, tada jau mažiau. Aš realiai pati irgi nemėgstu dirbti iš namų. Man nepatinka, aš negaliu. Aš matai galvoju, kad tu mėgsti. Nemėgstu, jo. Tai aš net per kodą pati pirmą išėjau į darbą. Dar kolegos sėdėdavo namuose, dirbdavo, aš sakau viskas, aš mėnesį laiko, man daugiau neįmanoma. Man tiesiog išnyksta riba tarp poilsio ir darbo. Ir aš tada jaučiuosi kaip pastoviai dirbanti. Nes tada pastoviai dirbant ir dar užsėdėjus namie. Taip, pastoviai dirbant ir dar namie užsėdėjus. Ir efektyvumo nėra, nes mane namuose dirbti vargina. Aš nežinau, kodėl. Aš į darbą ateinu, pas mane iškart visai kitokia energija. Pas mane tikrai darbo energija. Tai man patinka, atsakysiu tą laiškelį, dar kažką. O namuose, o Dieve, norisi, žinai, tai ten teliką pažiūrėti, tai pavalgyti, gal kažką pasidaryti. O indaplovė ką tik atsidarė išsiploti, gal sudėsi tada indus. Taip, tarsi pilna trikdžių, kurie atitraukia dėmesį ir aš po to nusprendžiau, kad man taip turi būti darbas, atėjau namo, namai, atsijungiu, man žinok irgi, man ta riba yra ir net laiko man prasme, aš anksčiau irgi ten būdavo, bet kada ir atrašau ir visa kita ir ne, viskas, neforsuojam, nes tada gaunasi nei tu šeimoje, nei tu darbe ir toksai... Aš irgi stengiuosi, jeigu atėjau namo, tai ekstra atvejais ant tik ragelį keliu, ekstra atvejais ant tik kažką atrašau, mailų nesitikrinu, viskas. Pas mane, šita istorija jau
iš esmės baigta. Bet čia, žinai, su tom ribom, tai čia ne tik su tais vaikais reikia brėžti, bet čia ir su savim. Taip, ir tai su savo. savim, taip, nes po to tikrai ir tas perdegimas ir viskas atsiranda. Bet, pavyzdžiui, yra tikrai klienčių ar ten klientų, kurie, pavyzdžiui, sako, kad jiem daug geriau iš namų dirbti. Daug geriau. Ir aš esu apklausas pas save profilį dariusi ir žinau, kokiu 3% žmonių atsako, kad jiem yra geriau vis tik nuotoliu. Aš žinok, irgi šitą momentą pastebėjau ir net žmonės dabar, jeigu keičia darbą, ieškosi, kad būtinai būtų nuotoliu ir jie nenori tą ofisą eiti ir jiem ten būna katorga tą vieną dieną ateiti, jeigu, tarkim, darbdavys liepia, nes jiem tiesiog visiškas lafa. Aš žinau, klausau ir aš esu sužavėta ir visiškai nesuprantant. Tiesiog... Aš irgi nesuprantu, bet aš žinau, kad galima dėl to tokią teisę įstatymas numato tėvam, kurie augina vaikus iki 8 metų, arba vieną vaiką, jeigu vienas augina vaiką iki 14 metų, arba vienas augina neįgalų vaiką iki 18 metų. Tai galima naudotis, bet sakau, dabar aš matau, kad darbdaviai piknaudžiauja irgi, kad negalima, maždaug mes organizuojam darbą taip. Ir jie mano, kad aš nusprendžiau, kad darbuotojui negalima dirbti nuotoliu, kad pas mus visi nedirba nuotoliu, tai čia yra mano kažkokia organizacinė priežastis neleisti dirbti nuotoliu, nors faktiškai darbas gali būti vykdomas. Bet tu sakai, šiuo atveju darbdaviai yra visiškai neteisūs, balanso neturi būti? Ne, aš tai kaip galvoju, gal aš labai griežtai viską žiūriu, bet jeigu įstatymas sako, kad galima dirbti ir tu turi įrodyti, kad tau pabrangs toks darbas darbuotojo, turi įrodyti išlaidas, kiek tau kainuos brangiau. Ir turi, kad ženkliai pabrangto, ne šiaip, kad ten eurų pabrangtų, žinai. Tai jeigu tu neįrodai, tai ir viskas, ta prasme, tu neteisus esi. Nes yra tokia kategorija darbuotojų, jie turi tokią teisę. Kodėl tu dabar sugalvoji ją apriboti? Žinai, aš tiesiog galvoju, kad gal kai kuriais momentais tikrai paprašiau, kai turi žmonės vietoj, žinai. Ne, tai paprašiau, bet esmė yra mūsų darbo kodeksas sako taip, kad darbdaviai privalo leisti darbuotojui suderinti darbą ir šeimą. Jie turi tokią pareigą darbdaviai, supranti. Ir viena iš tų tokių pareigų, sakykime, leisti darbuotojui dirbti nuotoliu, jeigu tau tai ne per brangu. Tai aš suprantu, kad nepatogu. Man, pavyzdžiui, nepatogu, kai darbuotojas atostogų išeina. Taip. Man nepatogu, nes man reikia mokėti atostoginius ir mane nėra žmogaus, kuris dirba, supranti, man stoja kažkokie darbai, tai man yra nepatogu. Bet yra tokia teisė? Yra. Taip. Supranti, tai ir čia tas pat. Daug kas man gali būti nepatogu, bet jeigu yra kategorija darbuotojų, kurie turi tokią teisę, vadinasi, aš... Čia gal dar tas senas požiūris, kad reikia labai sužiūrėti, ką žmonės daro. Taigi yra... Iš namų nesužiūri, bet taigi vis tiek rezultatai vertinami. Koks tau skirtumas, ar jisai darėjo Netflixą pažiūrėti dienos, jeigu padaryti darbai tai daugiau negu... Jeigu darbai padaryti, tai viskas. Tai tu sugalvok tada, kaip jį tikrinti. Tu sugalvok, gal jis ataskaitas kažkokias turi daryti. Ta prasme, tai jis ir gali ir darbe atėjęs apsimetinėt, kad spaudžia kažką. Taip, vis tiek sėdi Delfi, po to Delfis blokuoja irgi. Taip, tai ta prasme, čia jeigu darbuotojas nenori dirbti, tai jis ir nedirbs, bet tavo kaip darbdavio pareiga yra užtikrinti, kaip tu tą kontrolę vykdysi, žinai, ar tu ten liepsi ataskaitas daryti, ar tu ten integruosi kokią programą pas jį kompiuterį, kur matys, kiek jisai dirbo. Taigi čia šiais laikais tai paprasta sukontroliuoti, aš tai nemanau, kad čia problema. Čia, sakau, turbūt nuo to požiūrio, žinai, dar vis tas momentas, kad reikia galbūt tą kiekvieną minutę fiksuoti, žiūrėti, ką ten veikia, o kita esu girdėjus dalyką, kad kai leidžia, tarkim, dirbti visiškai iš namų, sako, vieną dieną per savaitę norim, kad ateitumėt, žinai, kas man atrodo irgi visai logiška, kad gal irgi reikėtų to balanso, ne kraštutinumų, žinai, bet tada sako, darbdaviam nebepatinka ta viena diena per savaitę, kai tu ateini, žinai, dėl ko, nes žmonės visi būna tiek vieni kitų išsiilgėję, tą visą dieną tik tai plepa prie kavos, tai kaip tu, kaip tavo ten šuo, kaip atostogos, o grįžai, tai papasakok, tai su vienu, tai su kitu ir taip toliau, ir ta diena tiesiog sprogsta, o darbas nepadarytas, tai gaunasi toksai, kad darbuotojai lyg ir tada sako, gal tada einam jau 2 ar 3 dienas, nes matom, kad su viena tai čia irgi nieko nesigauna, arba tada jau visiškai nuotoliu, jeigu nesinori visiškai to pilnumo, žinai. Jo, aš, pavyzdžiui, iš mūsų kontoros, kai buvo COVIDas, tai mūsų kontorai aš pastebėjau, kad labai atitrūksta ryšys tarp žmonių, žinai. Vat nėra ta komandinė dvasia prarandama, kai visi nuotoliu dirba. Ir pas mus kontoroje visi dirba iš namų. Ta prasme, ne iš namų, o kontoroje mes visi susirenkam. Aišku, yra galimybė pasirinkti ten, tarkim, darbą nuotoliu kažkuriom dienom, ten tai per daug nekontroliuojam, kurią ten dieną pasirenki, kada patogu, tada pasirenki. Bet iš esmės kažkaip mes irgi skatinam darbą iš ofiso. Nes vien tik dėl to, kad išlaikyt kolektyvą. Nes po to labai darbuotojas neturi prisirišimo prie kolektyvo
tavo, tada jis daug lengviau ir keičia darbą ir visą kitą, žinai, lojalumas. Taip, čia ir kiti dalykai, ką taip. iš tikrųjų dabar darbdaviai irgi galvo, kaip tos darbuotojus išlaikyti. Taip, nes vis tiek kolektyvas, draugystė, bendravimas, jisai nuduoda lojalumą. Ir kitas būna, aišku, galbūt, va, Evelina, žiūrėk, tu va ką tik sakei ten apie tą bylą, kaip ten pasitarti, o dabar labas Evelina, rašau, nes toksai, aišku, ten gali naudoti ne tik elektroninį. Bet vis tiek ne tas, tikrai ne tas ir va, tas pasitarimas, pakalbėti apie bylą, kaip pasisekė ta emocija ar nepasisekė, žinai, ką darysim, nu vis tiek yra, ir mes visi kartu vienoj patalpoj, tai yra, nu, man atrodo, efektyviau, bet aš sakau, čia mano nuomonė. Aš žinok pritariu. Dabar, jeigu tu galėtum ir būtų nuo tavęs priklausomas dalykas, ką iš darbo teisės pakeistum įstatymiškai? Ką aš pakeiščiau? Vieną dalyką. Nu, gali pasakyti kelis, nes turbūt įdomu išklausyti, bet jau tą vieną, tai pirmas numeris. O Dieve, dabar tu čia mane uždavai klausimų. O gerai. Palauk, niekada negalvoju. Tavęs išmušti šviežiai neįmanoma. Nuotolinį darbą paliktum. Ai, žinai, gal ką aš padaryčiau? Aš padaryčiau vis tik tai, kad man atrodytų, kad tai būtų sąžininga, kad darbo grafiko keitimas būtų su darbuotojų sutikimu. Nes čia vat irgi viena iš problemų, tarp kitoko grįžtant iš vaiko priežiūros atostogų, kai tarkim grįžta moteris ar ten vyras jau iš atostogų darbas yra, viskas tvarkoja, bet darbo grafikas yra visai kitas. Pavyzdžiui, anksčiau dirbo nuo 8 ten iki 5, o dabar, pavyzdžiui, padaryta, kad nuo 10 ten iki 7. Ane, ir tada vaiko nėra kur palikti ir taip toliau ir panašiai, ir atsiranda problemos. O jeigu darbo grafikas, ten tos valandos nenurodytos darbo sutarty, o jos dažniausiai nebūna nurodytos darbo sutarty, tai darbdavys bet kada gali jas keisti, nereikia darbuotojo sutikimo. Ir darbuotojas privalo vadovautis tomis valandomis, supranti, ir jisai, jeigu pakeistos yra darbo valandos, viskas, neturim jokių, nu, svertų, kaip neiti darbą, tai tada gaunasi, kad tada darbuotojas pats turi išeiti iš darbo, nes jam tiesiog netinka darbo grafikas. Aha, labai. Tai va, šitoj vietoj, man atrodo, šitas dalykas atrodo nesvarbus, bet manau, kad kuo toliau, tuo labiau svarbesnės tos valandos yra ir turėtų būti bent jau dalį žmonių, tarkim. Jo, arba bent jau dalį, ten, tarkim, kurie augina vaikus, vat, vėlgi gal iki 8 metų, ten iki 14, iki 18 neįgalius, tai vat, kad jiems vat, grafiko keitimas būtų su jų sutikimu, man atrodo, čia labai svarbus dalykas. O jeigu, ką tu sakytum, bet gal čia labiau pakalbėsim išsamiau mokymuose, apie kuriuos mes niekam nieko nesakėm ir tokia bus staigmenėlė, kai būna tiesiog buvęs grafikas nebetinka jau tada, kai šeima pasipildo. Pavyzdžiui, gal buvo naktinis darbas, ne, ir jisai buvo puikus, dvigubai 1,5 karto moka, viskas gerai, bet dabar atsirado šeimai, norėtųsi dirbti dieną, bet įdarbino tave, tai naktiniam darbui, ar ne? Tai vat, šitą galėsim iš tikrųjų aptarti, kas liečia irgi darbo grafiką, bet labai geras iš tikrųjų pastebėjimas dėl keitimo grafiko. O kaip, pavyzdžiui, prieš kiek laiko gali keisti darbdavys? Yra kažkoks, kad ar jisai rytoj gali skaitai, rytoj jau protingas terminas. Protingas terminas konkretus nėra, bet, nu, vat, taip yra kaip yra. O tu ką pakeistum iš išmokų? Aš iš išmokų irgi ne vienas dalykas tikrai būtų, bet aš turbūt apskritai pakeiščiau, kokios yra numatytos išmokų lubos, tą visą savoką, nes tie 2 vidutiniai darbo užmokesčiai patvirtinti šalyje jau jie seniai nebetitinka situacijos ir man atrodo labai neteisinga, nes ir išmokos yra sumažėjusios tuo metu, pavyzdžiui, per neperleidžiamus mėnesius, kad ir tau taiko lubas, bet tau ir užsidirbti neleidžia, ko tu negauni, toks, nu, kažkokia... Tai kiek lubas padarytum? Nu, aš padaryčiau, žinok... 4 labiau. Šiaip 4 būtų idealu, bet, sakykime, įvertinant visą biudžetą, ar kaip tai sunkiai darosi, nu, bent iki 3, jo, nu, kad šiek tiek vis tiek reikėtų pakelti, nes žmonės tai moka mokesčius vis tiek nuo... Nu taip, nuo normalios. Taip, ir jie negauna, tada ir net neleidžia normaliai uždirbti. Ačiū Dievui, kad pasikeitė be nuo 24 dabar sausio, kad užsidirbti iki savo būsio atlyginimo leido anksčiau, žinai. Riba buvo nustatyta. Iki tų pačių lubų, tai žmogus uždirba 10 000, gauna ten 2 000 eurų,
išmoką, tai jam leidžiu užsidirbti iki 4, bet ne iki 10. Nu, tai labą dieną, kaip paskatinti tėvus gimdyti jo. Ai, neapsimoka. Neapsimoka, jo. Neapsimoka, nebus vaikų. Geriau namą nusipirksi. Nu, ekonomika tokia jau yra, tai reikia protingai priimti sprendimus. Tai, man atrodo, šį kartą mes pakalbėjom, bet aš manau, kad tikrai ne paskutinį. Nu, tikiuosi. Nes mes dabar ką padarėm, tai vietoj to, kad susitiktume kaviniai prie kavos, mes tiesiog dabar atsisėdom ir pasikalbėjom, nes Evelina man asmeniškai visada būna labai gera pasikalbėti, pasivoisint, pakomentuoti kažką. Pas mus visada problemas, padiskutuojam. Padiskutuojam, pasipiktinam tas senas, tai man labai smagu, kad dabar susitikom ir gyvai pakalbėjom, tai manau, kad pagvildenom galbūt temas, kas tiek tavo, tiek mano auditorijai bus aktualios. Tikiuosi, jo, ir žinos, kad gal Evelina sakė, kad negali manęs atleisti, tai kad nepasirašyti ir pačiam to prašymo ir panašiai. Svarbiausia, nerašykit prašymų, jeigu nenorit jų rašyti. Geras patarimas, taip. Ir iš tikrųjų daugiau būtent kas liečia tėvų teisės ar ne, dirbančių tėvų teisės, mes norėsim aptarti tokiuose kaip ir mini mokymuose, bet kad tiesiog informacija būtų, kaip mes mėgstam, koncentruota, išskaidyta vienoje vietoje, tiesiog žmogus turi problemą, gali pasirinkti ir įsiklausyti ir dažnos, kada prašymą rašyti, kada gal nerašyti ar ne, ir taip toliau, ir nebūti apgautiem šiuo atveju ir ar neapgautiem. Tiesiog pastovėti už save. Tiesiog reikia pastovėti už save, o kartais tiesiog reikia žinių, kad žinotume, kad galim pastovėti už save. Tai tiek, tai... Ačiū tau, Greta. Ačiū tau. Man labai patiko. Man irgi lauksiu sekančią. Tai ką, iki visiems.